pristatykit treneriai. Mano treneris yra Edvinas Bieliauskas. Tai mes su Benu jau dirbam nuo 2021 gal metų. Jo, nuo 21. Tai esam važiavę kelis ralius šturmanaudau, bet šiaip įprastai, jeigu yra galimybės, tai važiuoju susirašymus. Benas važiuoja savo įprastų šturmanų Vaidu. Šį kartą Vaidas negali, tai stengsiuosi būti iš tikrųjų daugiau šturmanas negu treneris, nes esam bandę tokį dalyką, kad bandai ir treniruoti ir šturmanauti, tada nesigauna nei vienas, nei kitas. Sunkiai dabar jau gaunasi. Tai čia tas treneris toksai daugiau juokais, šiaip jo, bandysim gerai praleisti laiką ir pasitestuoti mašiną prieš Elektrėnų ralį. Tai jo, tai principas ir yra, kad šios dienos, kad mes esam čia prasitestuoti savo automobilį, nes po Ukmergės ralio buvo šiokių tokių gedimų minimalių, tai mes juos pašalinom. Tai dabar bandysim prasipurtyti, liaudiškai tariant, ir pasižiūrėti, ar pasiruošęs automobilis Elektrėnų ralį. Taip, miniralis, A lyga. Tai dabar reikia sprintui ruošti etapą. Oi, sunkus klausimas. Iškvėpiam abudu su Tadu. Taip. Nėra tokio plano. Jo, tokio plano nėra, bijom, kad galim jau neapžiot tiek daug. Jo. Nes tada tikrai, kaip ten sako, bliudukus rasim prie lubų prikaltus. Bet pas mus labai dažnai ekspromto atsiranda planai, tai čia įvairių sprendimų. Niekada negali sakyti niekada. Jo, juoba, kad ralio sprintas rodo labai stiprius atsigavimo požymius. Tai gal, kaip sako Tadas, niekada nesakyk niekada, bet kol kas tokio plano neturim. Sunku surasti naujų ruožų. Naujų ruožų kiekvienais metais vis sunkiau. Nes žinom visi asfaltavimo klausimą ir savivaldybės ir žmonės stengiasi, prašo, nori, kelius asfaltuoja vienaip ar kitaip, tai tų žvyrinių iš tikrųjų tai mažėja. Norim, nenori mažėja. Bet atsiranda labai smagių asfaltinių atkarpų, tai turbūt čia nieko blogo. Šiandien su Giedriuku, su Giedrium Notkum irgi kalbėjom tą temą, žinai, sakau, tai pasikartosiu, sakau, matyt Giedriu panašu į tai, kad kai būsim du sukumpę dėdukai su lasdelėm ateisim į dopą pasižiūrėti, tai sakau, aš tikrai neatmetu tikimybės, kad žiūrėsim Beneliuksišką ralį, ta prasme, ant asfalto ir...